Na ką, mėly draugai, tęsiam pažintinę kelionę toliau po Seviliją. Matot, už manęs yra, kaip sakė, pats pabrangiausias viešbutis pačioj Sevilijai. Įdomu yra tai, kad tas viešbutis iš tiesų yra įspūdingo dydžio, įspūdingo grožio. Sunku, ko gero, viską šiandien perteikti, bet už nugaros jisai realiai matosi. Tai yra, kaip ir sakė gidas, kaip ir vietiniai pasakojo, dabartinis karalis ir prieš tai buvęs Ispanijos karalis čia atvažiuoja kartu su karališka šeima, praleidžia laiką ir tai yra kažkas tai nuostabau, menės, sandėliai, kambariai, beproto gražus. O įdomiausia yra tai, kad kaina, kai mes užėjom ir paklausėme receptioną kainą, sakom, kiek kainuotų para normaliame kambaryje, tai yra 4 asmenų šeimai, kiek sustotų para, tai jūs nepatikėsite, ne sezono metu, tai yra būtent dabar, kaip tik nuo spalio mėnesio iki realiai balandžio gegužės mėnesio, paros kaina yra 330 eurų. Kai tuo momentu pas mus Lietuvoje viešbučių kainos yra neadekvačiai didelės ir praktiškai tu tai nieko negauni, arba stiklinį kambarį kaip sakant, su papiriniam tapkiam, kurios prikimba prie kilimo ir praktiškai nueiti net negali. O čia turime nuostabius rūmus, nuostabią pilį, kaip aš sakau, nuostabus viešbutis, kažkada tai buvo čia dideli apartamentai, tai tikrai, kas vėlgi būsite šičia Sevilijoje, tikrai kviečiu užeiti vidų, pasižiūrėti, aplankyti ir pamatyti įspūdingo grožio. Gyventi nežinau, ar čia būtų galima pagyventi, bet matyti mūsų, ko gero, Šimonytė ir Mokyva Dainius Kreivys, tai tikrai galėtų šičia praleisti, nes tiek to algoritmą iš energijos prisuko ir tiek dividendų gavo, kad iš ko gero galėtų pusę metų gyventi ir net nieko nesukdamas ir net negalvodamas.